7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos geroviai. Pirmoji pusė tikriausiai biškiai gal jauduliukas neleido užsibaigti savo metimų. Nesustovėjom, kaip tarėmės, puolime prieš jų tą nespecifinę gynybą. Ta nes gynyba, nesumetėm baudų metimo, akivaizdžiai tikriausiai pritrūko sėkmės ar tas pirminis jauduliukas play-offo. Antroji pusėje daugiau agresijos davėm gynybai. Vertėm jau žaisti 5 prieš 5 labiau pozicinę gynybą ir to pasakoje padarėm tos reikiamus topus ir sustabdėm jų tą ir greitą puolimą, pasiėmėm kamuolius ir tiek. Prie tavęs Rytas plius 18, bet tavęs Rytas minus 13, kažkas tokio, kiek pats buvai alkanas pasilikęs to čempionų lygos krepšinio ir ką gali pasakyti apie savo įtaką šios dienos rungtynės? Tai aš tai neskirstu čempionų lygos ir LKL-as, kovoju už savo hebrą ir už komandos draugus, viens už kitą stovi, esam komanda, tai taip išėjo ir tiek, tai nežinau. Bandau duoti energijos kiek galiu, nesu gal idealiausias žaidėjas puolime, bet kuo galiu, tuo prisidedu, taip ir gaunas. Treneris po rungtynių klausė žurnalistų čia praeidamas, ar pamatėme, kas yra Čekijos komanda, kas yra ERA. Ar tai dar kartelį parodo, kad dabar ypač nebe vardai, nebe pavadinimai žaidžia ir komanda įrodė, kad nors galbūt tai plačiai visuomeniai krepšinis galims ir nėra toks puikiai žinomas klubas, bet gali pademonstruoti tokią kovą ir labai atkaklės rungtynės. Aš manau, šitas klubas su visai nebloga istorija, jau 4 metai play-offuose čempionų lygos. Tai nežinau, čia gal nurašė juos daug kas, bet aš manau, kad jie solidi komanda, daug žaidėjų iš Čekijos rinktinės ir eini Kaunės, dabar visi moka žaisti krepšinį, pas visus yra tų pinigų, kaip sakant, pasiema poziciją žaidėjo, kokio reikia, tai kaip ir visos komandos tikriausiai komplektuojas, ko reikia ir žaidžia krepšinį. Pirmoji rungtynės stebėjo klubo legendarius Macijauskas, kaip galvojat, geras šansas turėti Macijauskas? Nežinau, Maco stiprybė buvo tritaškis, tai šiandien neišėjo pelnyti. Kitą kartą ateis pelnysim tritaškį, užkursim labiau. Kaip svarbu dabar Rytui yra suprasti, kad dar ne viskas padaryta ir nepamiršti, kad ta serija tęsiasi ir susikoncentruoti maksimumų išvykai? Tai nėra nei šventės rubiniai, nieko. Smagu, kad laimėjom, smagu, kad nulaužėm. Dirbsim toliau, dabar sekančios varžybos yra Nevėžis, ko tikrai negalim atsipalaiduoti, atiduoti taško ir po Nevėžio ruošiamės vėl sekančiom varžybom išvyko į playoffs. Ryto branduolys nuo praėjusios vasaros net pažįstamai keičiasi, išvyko Tubelis, Normantas, dabar ir Radzo vidury sezono išvyko ir tu likai vienas tas toks pamatinių žaidėjų. Kaip galbūt priėjai šitą situaciją su komanda ir ką stengies perteikti, būdamas vienas iš tų tokių raktinių rūbinio žaidėjų? Kažko specifinio nesistengiu perteikti, tiesiog būnu su savimi, bandau užkūrinėti hebrą. Plius aš ne vienas, yra ir Ignas, yra ir Gudas, yra ir Masiulis, tai vis tiek tas lietuvių branduolys yra geras, atvažiavo Marčius dabar, tai viskas puikiai, aš manau. Tvarkomės kažkaip. Kaip atrodė, tai 4 mėnesiai be krepšinio, ar buvo variantų, kad gali šį sezoną nežaisti, buvo pasklidusi įvairių kalbų? Variantų nebuvo tokių. Buvo vienas variantas, kad greičiau gydytis, greičiau reabilituotis ar žaisti. Pačio emocijos šiandien irgi tokios atrodo, po kiekvieno to sėkmingo tokio gynybinio epizodo, vėlgi, ką pats minėjai, kad labiau gal puolimo žaidėjai švenčia, ne? Kaip galbūt atsiranda tos emocijos pas tave nuo tų gynybinio epizodų, kaip stengiasi užsikurti ir priimti tą vaidmenį? Kaip ir sakiau, tikriausiai gynyba šiandien varžybas nulėmė gera gynyba gale. Man patinka tai daryti, švenčiu aš kiekvieną gynybą, ar aš apsigyniau, ar draugas apsigynė, tai tiesiog bandau palaikyti kiekvieną akimirką gynybai, kiekvieną komandos draugą, trenerį ir taip išeina. Ir tai geriausia atmosfera, kokia esate žaidę per FIBA čempionų lygos rungtynes Vilniuje?
Šiandien buvo geriausia, manyčiau. Kažkada Šaras, man atrodo, yra sakęs, kad kai Siemensas yra pilnas, tai labai gerai, nes dar ir šilčiau būna salėje. Pačiam nebuvo šiandien šilta. Buvo karšta ir salėje ir pačioje aikštelėje matėt, kad visi užsikūrė, prakaitavo tiek.